Daug varžybų mačiau per savo gyvenimą, bet tokių įdomių moksleivių tarpe, tokių gražių rungtynių, įdomių, aistringų, tikrai buvau labai nustebintas. Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad tokios varžybos padarytos dėka mero Malinausko, niekur nėra. Niekas Lietuvoje nedaro. Ir svarbiausia, kokie yra originalūs prizai nugalėtojams, kurie, skaitau, taip pat duoda stimulą. Išgirdau, nugalėtojas, kiek tai žmonių važiuoja į Paryžių. Jeigu mano amžiuje tai būtų buvę, tai čia, aš nežinau, čia yra svajonė taip pat, kaip skristi kažkur į Marsą ar į Mėnulį. Taip, kad tikrai renginys yra labai puikus, yra pavyzdys visiems kitiems, ką reikia daryti su moksleiviais, užimtumas. Pažiūrėkit, kiek laimingų veidų. O apie tą potencialą krepšinio pasaulyje? O be to, aišku, tai tuo pačiu būsimieji krepšininkai, kas labai svarbu. Nes noriu pasakyti, norint galvoti apie ateitį, reikia galvoti apie dabartį, apie jaunimą. O čia ir gimsta būsimieji krepšininkai. Aš visada kalbu, kad vienas savybės yra pas žmogų arba pas sportininką. Jis sensta. Reikia, kas jį pakeistų. O čia pamaina ir auga. Kokias emocijas šiandien patyrėte, sėdėdamas tarp žiūrovų ir stebėdamas, kaip visuomet, puikų druskininkiečių pasirodymą? Na, aš manau, kad emocijos būna geros arba labai geros, tai aš patyriau labai geras emocijas, kadangi jau tradiciškai laimėjo druskininkai. Be abejo, sportas yra toks dalykas, kad turi laimėti geriausi. Ir kada geriausi yra druskininkiečiai, yra paprasčiausiai labai šaunu, nuostabu ir nepakartojama. Ir aš norėčiau, kad ateityje šis tokio lygio varžybos vyktų, būtent toks turnyras vyktų. Na, o jeigu druskininkiečiai bus tarp nugalėtojų, tai faina. O pati idėja jau 5 metai, ar tikėjotės, kad jinai taip išsirutulios ir kad įgaus tokį pagreitį? Dėl to, kad galbūt išsirutulios galima buvo tikėtis, sakykime, daugiau mažiau, bet tai, kad bus taip pripažinta ir geriausių Lietuvos krepšinio žinovų, federacijos vadovų ir taip toliau, tai buvo sunku tikėtis, bet aš džiaugiuosi, kad netgi tie skeptikai, kurie sakė, kad galbūt tai bus žemo lygio varžybos, kadangi klasės jos aukšto lygio neparodys, bet tas mano užsispyrimas, kad tai turi būti pagrindinė idėja klasės suvienijimo mintis ir idėja pasitvirtino ir kad mes matom ne tik tai klasių susivienijimą, bet mes matom ir aukšto lygio varžybas.